Nu, atvažiavom pamaitinti katyčių. Su pelno nesiekiančia organizacija šitos moterys labai fainos, rūpinas iš tikro gyvūnėliais, kur sunkios šeimos sunkiai gyvena, kur net būna žmonės ir katinai neturi valgyti, žodžiu. Tai va, eisim dabar lankyti, maitinti. Vienas draugelis jau laksto. Nu, kašara. Nu, katytės. Laukiat jau, ne? Einam, duošim katinėliam, pasirodykit, kiek jūsų. Išlendinėja. Bet tai nėra, kad va tokie būtų kūdi labai, ne? Ne, tai dabar mes jau šefuojam juos. Na, tokie visi, aš galvojau, jau bus jie labai čia perkarė tokie. Ne, mes jau aš kur žinau. Na, katytės, na. Dedam valgyti jau. 2 juodos sesės. Tai ką prašom žmonių, gal kokį katiną, kas pasiimtų į kaimą kokį, ne, į namus gal kas žmonės. Kokį jaukų. Jo, paliksiu po to jūsų numeriuką. Taip. Jo, gal kažkas iš žmonių norės pasiimti, pažiūrėkit, kokie faini. Va šitą rainių, rainių. Tai čia visos bėga iš visų pakampių. Jo. Va jau jūsų balsą išgirsta, jau. 13 katyčių pas jomis, ne? Ir dabar būna, jos čia visur gyvena, ne? Jo, jos ten turi įlysti šieno pridėta. Jo, liuks. Tai jūs tokia geros širdies, jums gaila tų katyčių, ne? Ir jūs čia... Kai kurie gyvena. Ką? Jeigu gyvena vietos yra. Aišku. Prie tavo odegė kokia. Pas ją odegėlė, kaip pas voveraitę. Plata, katinam visko, ir sauso, ir švapių, konservų, visko. Koksai rudas atėjo. Šitas senas, ne? Jo, tam 12 metų. Aha. Nu, ruduolį, eik senut pavalgyti. Tai va taip važinėja, ne, ir pamaitinat vis. Tai kas kiek laiko čia atvažiuojat? Tai tokia rasa gyvena čia, tai man toli labai važiuoti, tai aš tai rasai paduodu. Ir jinai atveža. Tai va, žmonės gal irgi dasimės mum ant konservukių, kas galės gal po eurą, kokį po 2, pelno nesiekianti organizacija ir jie už kiekvieną, kur bus sąskaita, už kiekvieną eurą turi privalo atsiskaityti ir pasakyti, kur tas euras nuėjo. Taip, kad kurie žmonės paaukos katinėliam pinigų, tas kiekvienas euras nueis ten, kur reikia katinėliam arba į vaistus, arba į maistą. Taip, kad bandom remti tuos gyvūnėlius. Katytė, negazdinsi, valgyk, Buvo, sakė, kad visi ligoti, tokiais plimais išberti, buvo arkutės užpuolusios, tai gydė čia tos katinus. Ir dabar atgydė, jau daugmaž jie normalūs. Tai va, ačiū tokiom moterim, savanoriam, kurios nesiekia pelno, o iš tikro rūpinasi gyvūnais. Džiugu, kad ir tokių žmonių Lietuvoje. Ir aš visą laiką palaikysiu tokius žmonės. Palaikysim, paremsim. Ir aš tikiu, kad atsiras daug širdingų žmonių, kurie ar euriuką, ar 2, ar 3 persius į tą sąskaitą. Ir katinėliai turės visą laiką maisto. Džiugu. O iš tikro, va, žiūrėkit, kiek reikia pinigėlio turėtų užpirkti. Maišai užpirkti, jaunutėliai visą laiką. Ir sausų, ir konservų, ir vienų, ir kitų. Džiugu. Dar ten 2 ten sulindę valgo. Katytės iš tikro fainai čia gyvena, tik kad biškį trūksta maisto. Turi savo lauką didelį, kai žiema baigsis, teritorija didelė ir pasimedžiot gali pievose kažką ir saugo pelių čia pas jumis nėra, ne? Nelabai. Pažvėjot dar vasarą nueina į prūdą. Jo, va ten prūdas pasižvėjoja katytės dar. Va čia kaip ir va, dar viena vietelė. Dar ten toliau yra Na. Viską katytėm, didžiausi maistai. Jie tartum meilutė, ne? Gal paims koks žmogus, tai? Meilutė. Meilutė. Čia kur išbijovė. Meilutė, fain. Postarė degė.
Šitą tiksliai paims kažkas. Kokia graži, va, kokia uodega. 3-4 metai. 3-4 metai. Tavo degė rasi šeimininką savo. Kam žmonės šitos sirės tavo degė? Sakykit, skambinkit, čiūtim gerą katiną. Atvažiavom į antrą tašką, eisim į šitus namus, čia katytės yra. Ir dabar ką sužinojau, kad šitam vagonėlį gyvena močiutė, įsivaizduokit. Čia, nu, čia kažkas baisaus, čia kažkas kraupaus tiesiog. Labas, močiutė. Labas, kaip jums sekas, močiutė? Sėdžiu, va, tiek, kad darbai visi suversti, visi šlapi. O kur padėsi laukia, nepadėsi. Nešauta jums? Baigė šalčiai? Tai turiu balioną ir šitą. Įsijungiu Jo. vėliau šaltuvėje. Aš dar užnešiu, močiutė, jau maistelio biškį dar užvažiuosiu. Gerai, būkit sveika, gerai. Rengti šiltų rūbų. Vamos. Jo, sakė dabar drėgna. Dabar sakė drėgna viskas, jai reiktų šiltų rūbų kažkaip. Jūs gal rūbų pažiūrėtumėte, aš maistelio pažiūrėsiu, jo. Močiutė vagonėlį, įsivaizduokit, kaip gyventi. Nu ką, einam į antrą vietą. Na, turėsi valgyti. Pažiūrėk, čia viskas ten. Va čia šuniukai viskas, ne? Šuniukai, jo. Paliksim visą dėžę. Viskas šuniukai. Atidaryt vieną, ne? Jo, vienas darys. Na, Tada gal pasuksim. chebrytės vis daugėja. Vis daugėja chebriuko. Šitus dar būtų gerai padovanot paaugliukus. Paaugliukai, 2 juodukai. Gražus. Yra. Ką? Pažiūrėk, kokia graži. Šitą rainą kokia graži. Pažiūrėkit žmonės, imkit šitą kačiuką, visus reikia išrankyti žmonės. Va, deda koją. Nelūžusi nuo jam. Nelūžus. Primena, ne? Primena, jis ją bus sužeista. Atvažiuodavo, jos vaikai atveždavo maisto, kad mano dukrytė pamaitintų tos kačiukus, nes Jo. jai gaila buvo. Ir žinokit, maitino, o paskui kai pamirė, tie pradėjo nevažinėti ir tie kačiukai visi pas mus. Ir prasidėjo visos balius. Prasidėjo katinynai, o gaila jo. O kas tam juodam su lėtinėlė, matot, jis biški šlubas? Čia nesena jam ar senai? Šitam? Jo. Čia žinokit, jie ir mušasi, Jo. dažasi, gal kažkur tai gal. Bet tai neūžia nieko, aš taip tik tai saugau, matau. Jo. Čia juodukas. Nu ir čia katinėliai nėra pergaišę, kad būtų kaulai išlindę kažkokie nesveiki, dar kažką. Žinokit, Jo. jie geri tie katinai. Ir, Jie ir paukštelį pasiema, žinokit, nešasi. Čia pavasarį jo, jie susimedžios to maisto. Jam va žiemą Belė, kad va jų sunkiausia. nieks neskriaudžia ir, nu, ir viskas. Na, Ir gerai, na. tai jie rado tokie žmonės, kad dar, žinot, net Na. vardo nemušė. Na. O man gaila, gyv dievinu, galvoti. O tai palaukit, dabar kai tie šalčiai buvo, kiek aš buvau pasiemusi, namie pas mane 8 buvo. 9, Na. 8, 9 ir žuvo ant kiekvieno kampo kraikas. Na. Namas tas senas, Tai bijau, ant tų kad didžiausių šalčių. Ne? jo net neleidau iš viso, paskui va išvežė jau. Nu, antri svečiai ir antri ryšuliai palikti, taip visą bagažinę, visą saloną išdalinam. Įsivaizduokit, kiek reikia, nu, santaupėlių turėti, kad padėti tiem gyvūnam. Už tai žmonių prašom tos pagalbėlės. Kas euriuko, kas 2. Nu, kaipgi nepadėsi tokiem grožiam, nu. Nu, tai liuks, ačiū už jūsų gerumą. Ir už jūsų, ačiū vis. Turi Facebook'e susikūrę 9 gyvenimai savo grupę, prieglaudą. Šuniukų globa, katyčių globa, gyvūnėlių globa, priežiūra. Ir ieškojimas naujų šeimininkų. Tai va, tikrai moterys savanoriauja nuo širdies, tyrai, kiek gali, tiek padeda. Tokiem darbam reikia specialių žmonių, kurie myli gyvūnus. Ir šitos moterys kaip tik tokios. Ir einam į šitą veterinariją, pašnekėsim, nes šitos moterys turi biškį sukaupusios skulos. Tad pasižiūrėsim, kaip čia vyksta ta sistema. Susitiksim su veterinarijos gydytoja, pašnekėsime biškį. 500-600, žinai. Nes būtent šį mėnesį buvo tų procedūrų, tų privalomųjų daugiau. Bet aš kadangi skaičiuoju kovo pradžioj, kada jau užsibaigė mėnesis, tada pasidarom lentelę ir skaičiuoju šias visas. Ir sužeistas kokias nors nesveikas katytės atveža į veterinariją. Ir veterinarija
kaip padeda katytėm, išrašo sąskaitą, ne visos sąskaitos apmokėtos, dėja šitą vat, turim biškį skolelių ir dabar prašau žmonių geranoriškų, gal kažkas dasidės, gal padės tai vat, organizacijai biškį dasimokėti skolas tai veterinarijai. Ir tai kiek tų skolų dabar maždaug yra? Yra šitos sąskaitos ir dar šito mėnesio už procedūrą, kadangi ateina pavasaris ir tų procedūrų truputėlį yra daugiau negu žiemą, gali gautis ir 5 ir 600, nes dar nesuskaičiuotas yra vasaris. Tai čia už vieną mėnesį tik, ne? Taip, nes procedūrų buvo daugiau. Jo. Organizacija yra nauja, neseniai atsidarius, taip pat ir sąskaitų sumos jos ir eina, nuo mažesnės jos didėja, kadangi tų procedūrų yra daugiau, žmonės daugiau sužino. Parodysim ir daugiau, žmonėm. Ir vis daugiau kreipiasi į juos. Ir kai organizacija negali atsisakyti padėti, gaunasi, kad ir tų procedūrų sumos yra didesnės. Mes jau taikom nuolaidas, kiek yra įmanoma su globos organizacijos dirbant. Bet, kaip pasakyti, vis tiek vaistai, procedūros įranga kainuoja. Tai aišku, aišku. Tai va, biški skolelių susidarė, o dabar va, pašnekėjom apie skolelės geranoriški žmonės gal dasidės.